Sveiki. Šito vaizdo įrašo papasakosiu, kaip mes klijavom mažas plyteles. Tai turėjom plytelės, kokią ten didžio, 6x24 gal. Ja. Tai... Tokios išskirtinės buvo jos to, kad atrodytų, kad sudėtinga jas klijuoti, bet tas mažas plytelės reikalingos, joms reikalingas idealus paviršius, ko dažniausiai užsakovai turbūt nelabai supranta, kas per idealus paviršius. Nes kiekvienas nuokrypis. Tai gal tada tiesiog supažindinsim, koks tada turėtų būti pagrindas ir kaip jisai turėtų atrodyti. Tai nebūtų taip, kad mes tokio pagrino reikalavim ar kažkas tokio, kad neįsivaizduokit, kad tie plytelių klojai, kurie meistrai atvažiuoja pas jūs, yra išsipūtę, ten nežinau, kaip pavyzdys, ten man reikia idealaus visko ir panašiai. Ne, tiesiog yra tam tikros sąlygos, kurios turi atitikti tam tikrą plytelę. Tai tarkim 6x20 kelių centimetrų plytelė atrodo gal ir didelė, 24 kaip ir nieko, bet va 6 cm plotis tai juostelė praktiškai. Čia dar už šitą plytelę dar mažesnė. Per pusę euresnė. Taip, per pusę. Ir dar priklausomai nuo pačio dėliojimo metodo, tarkim, jeigu ten siūlės turim, nu bent jau mes ten turėjom siūlės. Taip, su perėjimu gaunasi per pusę jos prasikeičia. Prasikeičiančios yra turėtų buvo kaip prasikeičius arba eglutės forma. Ir jos tenais ganėtinai atrodė vos ne kaip rankų darbo, tai jos biškiai kreivesniais kampais ir panašiai. Tai ką tenais mes turėjom, tai pirmą atvažiavus į objektą turėjom įsivertinti, kokios sienos, ant kiek jos yra lygios. Tai tokiom plytelėm gali idealiai tokių vertikalių ar horizontalių paviršių gali ir nebūti, bet turi būtinai būti plokštuma. Labai turi svarbiausia. Būti, nes kiekvienas plytelės pasvirimas gaunasi jūs neseina kiek apatinės ar viršutinės ar šoninės kampas ir jūs tada gaunasi pasimetant. Bendrumui vaizdas gali nesigauti gali, nes kaip jums reikės glaistyti, siūlės nelabai bus vienodos. Gali būti, kad kampai išlenda, tai čia kaip pasakius, gaudai vėją laukuose. Jau turėtum įsivertinti tam tikrą paviršių ir bent jau jo lygumą ir pasižiūrėti, ar tikrai tau viskas gausis, nes, tarkim, aš pradedu klijuoti plyteles, pamatau, kad man kampai iškyla, nesuprantu, kas darosi, jeigu šviesa krenta, tarkim, nuo tam tikro kampo ir tiesiog viską labai gražiai parodo, tai geriau tokių dalykų nedaryti, geriau iš pradžių įsivertinti, lyginti sienas taip, kad bent jau tą plokštumą mes pagautumėm pakankamai gerą, nes tokį jau dalyką, kaip padarysi, yra jau, kaip pasakius, nėra žingsnio atgal, yra tik tais pirmin. Tai, kaip pasakius, jeigu jau suklydai pradžioj, tai jau visas projektas gausis šuniui ant uodegos. Ir ką, tada visų pirma, negalima tokiuose projektuose labai skubėti, nes tu gali per tą skubėjimą nepamatyti kažko, tai tikrai labai svarbaus ir gali nugrybauti ne ten, kur reikia. Tai yra labiau kruopštumą reikalaujantis kiekvienas kampas, kiekviena ta plytelė labiau linkus į dėmesį. Tai jeigu tu dėsi tam tikrą dėmesį į kampus, į jų atžvilgį, kaip jisai atrodys jau ant galutinio rezultato, tai tada turėsi gerą rezultatą. Jeigu tu neatkreipsi dėmesio prieš tai, tai jau turėsi jau automatiškai tos sąlygos jau atitiks jau tavo lūkesčius. Ir jau nereikėtų tada stebėtis, kas tenais gavosi ir panašiai, arba nesigavo kaip tik. Tai tenais turėjom dar 6-kampės plytelės, heksagoninės vonioje. Tai ta vonia... Taip, gavosi, susideda vaizdas iš 4 plytelių, 2 juodos, 2 baltos ir viduryje jų dedasi mažas kvadračiukas. Tai atitinkamai reikalauja dar didesnio kruopštumo ir ypač turėjom tokį niuansą, kada juodos plytelės buvo mažesnės, ar didesnės, dabar neatsimenu. Didesnės, juodos didesnės negu baltos. Taip, jos gavosi ant milimetro, ar ant 2 kažkaip dabar neatsimenu. Kad praktiškai... Gaunasi labai tada daug įsimėto. Tai, tarkim, jau su kryžiukais tu nesudėsi, nes gaunasi tą kvadračiuką intarpą, kuris dedasi tarp jų, visų 4. Gaunasi jį užspaudžia. Jo, tu negali išgauti 2 mm tarpą tarp tų plytelių, nes tada jeigu viena biskį didesnė, tai viskas, viduriukas arba kažkas tai šoniai išėję. Tai tau kitoj pusėje gaunasi, kitur užspaudžia ir tau tarpo nebelieka. Tarpo nebelieka, jo turi žaisti. Ir čia galbūt paprastam žmogui, kuris su plytelėm nesurištis, jis galbūt nesupranta, apie ką mes šnekam, bet, pavyzdžiui, jeigu meistrai žino... Tarkim, skirtingų dydžių, jeigu plyteles bandytumėt ant vienos plokštumos sudėti, tai jos tikrai matysis, kad jie yra skirtingo dydžio.
Bet, pavyzdžiui, jeigu bandai tenais dėlioti, tai tarkim, milimetrą nesudedi į vieną vietą, o tarkim padalini iš vienos ir iš kitos pusės, tai jau tada turim tokį estetiškesnį labiau vaizdą tinkantį akiai, negu kad sudėtumėm į vieną vietą ir wow, ir pasižiūrim, kad labai negražiai atrodo ta siūlė. Tai visą laiką reikėtų įsivertinti tokius dalykus. Mes irgi patys ne visą laiką žinom, yra tenka suklydom ne vieną kartą, kol galų galiai įsiaiškinom, kad kalti ne mes, o kaltos medžiagos kartais, su kuriuom susidurėm, aišku, būna ir mūsų kalčių. Čia toks specifinis darbas, tai įsivertinti. Bet sunkiausia pripažinti, kad esi kažkur suklydai, tai būna, kad tikrai suklystam, tai nenuostabu. Intarpas gali būti truputį planesnis, intarpas gali būti planesnis negu pati plytelė, tai irgi šitą negali iš karto pasakyti vizualiai. Visą šitą pamatai klijuojant, jeigu dėl to ir sakom, kad paviršius turi būti kiek arčiau idealumo, nes tu turėsi viską sudėti, tai tu tada, reiškia, negali arba tarpiukų dadyti, arba iš akies tada didinti tarpiukus, kad tada atitikti bendrą vaizdą, kad tai yra gražu. Taip, ir ką turim tada dar, kas tenais gavosi, tai mes tos tarpus sudėjom, tik tais iš vienų pusių, kur baltos plytelės, tai didesnis tarpas atrodė tarp intarpo, kitos juodos, tai biški siauriau, biški plačiau, aišku, kai pasižiūrėjus į bendrą vaizdą, rezumė, tai viskas tenkino, viskas gražiai tenais atrodė. Tada toliau dar turėjom vieną gerą vaizdą, tai apie kolidorių, aš tada turėjau minėti tą... Dabar baigsime dėl to. Ir ką, reikėjo grindis padaryti, ir ką užsakovas naudoja, juodą glaistą. Plytelės pačios baltos ir juodos yra tokios kaip matinės, ir kas yra svarbiausia, šito dalyko tiek užsakovas, tiek mes irgi ne visada žinome, kokią glaistą naudos. Per visą, tai aš gal šiek tiek pertrauksiu, tai per visą patirtį, kiek yra tekę susidurti, yra tekę su tokiom plytelėm susidurti, tokiom situacijom ir juodų glaistų dviejose vietose. Tai buvo šitas objektas, kurį aš parodysiu jums, ir buvo dar vienas objektas, kurį asmeniškai dariau. Tai turėjom lygiai analogiškai tamsų glaistą, baltos plytelės. Kadangi tokio cemento kaip juodo nėra, tai į tą cementą dedami specialūs priedai arba dažai, kad tą spalvą išgautų, grinai juodą. Tai ką mes turim pasiekoje, jeigu turim matinės plyteles, jos gaunasi kaip kempinė, jos tiesiog, jeigu tuos agresyvius dažus, jos sugeria tiesiog į save. Tai kaip ir šitas objektas, kaip ir kolega nuglaistė, mes pamatėm, kad atsirado defektai, tiesiog tų plovimo metu. Tiesiog taip. Juodas toks apnašas, kuris vandenį plauna, nesuplauna, tai mums teko panaudoti. Taip, teko kelis kartus naudoti cemento likučių valiklį. Ta prasme, yra išeitis, kai tu žinai, tai yra tekę išbandyti, tik tiek, kad reikia mažiau agresyvų ploviklį naudoti. Nes jeigu panaudosi labai agresyvų, juoda spalva yra ganėtinai lepi. Tai jeigu tu purvą pamatysi, labai kažkas prisitrinė, tu matysi. Bet pavyzdžiui, jeigu naudoji agresyvų ploviklį, tai su tuo plovikliu tu išblukini spalvą. Tai arba tada plauni greitai ir bandai kuo greičiau nuplauti su švariu vandeniu, arba kitokiu atveju siūlė įsiplauna ir nesimato to dalyko. Na, aišku, ta plytelė nėra pati iš savęs tokių defektų, neturėjo, bet jisai atsiranda jau glaistymo metu, kada naudoji tokį agresyvų glaistą. Nes, pavyzdžiui, juodas glaistas, tai tarkim, jeigu ir ranką aš paimčiau, įsitepčiau su juo, jisai liktų ganėtinai ilgai, jeigu nenaudočiau tam tikrų chemijų nusiplauti jo, tai praktiškai sunku. Ir viską dažo, reikia labai kruopštumo turėti, reikia viską apsiklijuoti, nes jeigu tik tais prigliesi prie dažų kur nors, viskas, jie įsigeria į dažus sieninius, jeigu jau turim nudažytas sienas ir tokias sąlygas, tai jie įsigeria ir viskas matosi. Tai... Noriu kažką pabaigti, dar kitą klausimą. Turėjom dar tada tamburę, tam tamburę sudėjom irgi, kokius ten, šešiakampės ar... Šešiakampės, kurios turėjo ką suformuoti, gilytę turbūt. Ten turėjo 3D vaizdą suformuoti iš 3 plytelių. Ir taip beveik, kaip ir buvo reikalavim iš mūsų prašoma, tai mes taip ir padarėm. Tik tais tiek, kad, aišku, pamatėm ten kelias plytelės, kurios buvo įdėjęs įrašą, tokios, kad jos atradom defektus jų. Tiksliai už pradžių nesimatė, bet pasimatė po, atrodo, savaitės, kada atėjo žmogus ir pamatė, sako, kažkodėl jos yra lygtais subraižytos ar lygtais glazūra ten pažįsta.
Bet kas yra mūsų atveju, kai mes susidedam su tom plytelėm, mes nematėm mechaninio pažeidimo. Tai nebuvo nudaužta, nebuvo įbrėžta, įrėžta, nes būtų įrėžta viena arba dvi kokios konkrečiai plytelės. Bet ten tas defektas kartojosi vieną plytelę po kitos. Jo, skirtingose vietose, tamsiuose, tos vaizdas, kad kažkas tai išsipylė. Arba tiesiog neužsilydė. Arba čia taip jos turi būti apsunkuota. Nei užsakovas nežinau, bet užsakovas skambino pardavėjus, sakė, kad tai lygiai taip turėtų būti. Nu taip, bet aišku įsivertino įvaizdį taip, kaip turėjo būti bent jau nuotraukoje, o nuotraukoje buvo pavaizduota jos iš geriausios pusės arba to nesimatė. Tai, atsiprašau. Tai automatiškai norėjęs, kad ir tenais atrodytų, bet kadangi to vaizdo neturėjom, tai sprendėm, ką daryti. Iš pradžių užsakovė norėjo ten kreiptis į parduotuvę, pasižiūrėti, ar taip turėtų būti, ar kažkur mes klaidą padarėm, ar ten kliejai sureagavo, ar panašiai. Bet iš tikrųjų po to galų gale vis tiek nuspręsta tų plytelių nebepakeisti, nebeišiminėti ir tiesiog viskas taip liko. O tuo labiau mes po to galų gale jas dar kartą nuplovėm, tai praktiškai siūlės pilkos, plytelės pilkos, viskas susilieja, tenais nieko net nesimatys ir estetinis vaizdas, man atrodo, tinka. Taip. Tai tiek. Ai, ir ką mes dar tada turėjom? Aha, tai lygtais kaip ir iš tokių įdomesnių lygtais nieko. Nebent dar turėjom labai didelio formato plytelės 80 atrodo virtuvėliai. Plytelės kaip plytelės, jos nėra tokios didelės, arba ne per didelės arba per mažos. Ir kaip tada tokios geriausiai plytelės pasirinkti, tai gal tada vienas toks iš mūsų patarimas gautųsi, turim tam tikrą plotą ir uždėm tam tikrą kiekį plytelių. Tai tarkim pasižiūri, kokią plytelę tu nori nusipirkti, tarkim pasižiūri, įsivertinę, tarkim plyteles vieną prie kitos sudėjus, kiek tau jos gali uždengti ir kas lieka prie sienos. Tai jeigu lieka mažiau negu trečdalis plytelės, tai tada jau automatiškai reikia jų dydį kažkaip pakeisti, kad gražiau atrodytų ties kampais. Tai toks dalykas, tai aišku, dar tenais turėjom tas pačias plytelės, kurios užsidėjo auksiniu tokiu kampu. Kolorinį, bet labai gražiai. Tai visai gražiai nudažytas, atrodo, lygtais auksas spindėtų, tai visai gražiai atrodė, tai ir dėžutės tenais darėsi ir panašiai. Geriau atrodo negu aliuminis kampas. Kartais taip, jau pagal skonį, kaip pasakius, skonis ne brolis, tai kiekvienam atskirai, ten, kas mėgsta, tai galima rinktis, bet ką nori. Tai. Ir atrodo, kad mes tiek lygtais, daugiau iš tokių triukų arba visokių dalykų nebuvo. Iš pradžių lyginamas tai sienas, tai pavyko pasidaryti, viskas tenais gerai, 3-4 dienos ten sugaišti, bet tada jau žinom, kad rezultatas mus tenkės jau po to. Jo, tai su išlyginom grindim viskį ilgiau, nes kaip patalpos nevėdinimas, tai vos nesavaitę laiko džiūna. Ilgokai, tikrai jisai džiuvo, vos ne 3-4 dienas dar džiuvimo tokio efektyvaus nematėm, tada reikėjo palikti dar atitinkamai ilgesnį laiką, kad išdžiūtų ir galėtumėm apdirbinėti arba dėti dangą jau ant viršaus. Tai atrodo tiek. Dėkui, kad žiūrit, tada galite prenumeruoti kanalą, palikti komentarą. Visuomet kreipkitės į meistrus, nedarykite savavališkai, ko nežinote. Galit parašyti, galit kreiptis, tada atsakysim, papasakosim arba iš patirties, arba iš to, ką mes žinom. Tai tiek. Dėkui. Iki.